problema trūko tas bendravimas. Kuo Simo asmenybė mane iš tikrųjų žavi, tai būtent aš ypatingai gerbiu žmonės, kurie sugrįžta prie savo pašaukimo. Simas mokėsi tapyboje labai sėkmingai, bet, kaip jau buvo minėta, buvo pasukęs į sudėtingus verslo vandenius. Ir tai truko gana ilgai, bet vis tiek tapančiam, paišančiam nuo pat vaikystės žmogui kirbėjo visą mintis grįžti ir į tą pačią akademiją. Simas Gelminauskas pasiryžo visgi baigti dailės akademiją ir jau toks įvykęs proveržis jau ne 10 metų itin aktyviai tapo. Ir iš tikrųjų mane stebina ir evoliucija tos tapybos, ir mastai. Ką galima būtų pasakyti konkrečiai apie Simo stilistiką? Kaip matote, čia daugiau abstrakcijos, abstraktaus ekspresionizmo, bet kartu nemažai tame yra ir gestų tapybos, action painting. Simas yra padaręs ne vieną performansą, kuriame pademonstravo savo tikrai gerus action painting įgūdžius. Kaip matote, nemažai yra ir itin didelio formato. Čia gal apriboja erdvė, tai nematom daug labai pačio didžiausio formato darbų, kurios jis tapo iš tikrųjų labai temperamentingai, ant drobės, maišydamas technikas, tapo ir aliejų, ir akrilų. Pastaraisiais metais Simas iš tikrųjų labai praplėtė savo geografiją, dirbo labai vaisingai Paryžiaus menų rezidencijai, iš ten sukurtus darbus irgi vieną kitą matom. Surengė parodą Niujorke, kas kiekvienam menininkui matyti yra tikra svajonė, ne taip paprasta sukomunikuoti, užsiimti logistiką ir savo kūrybos viešinimu šitame menų mieste. Ką čia dar be pridurti? Simas svarstė, kokius darbus eksponuoti. Gal, sako, parodyti truputėlį retrospektyvos, bet galų gale apsisprendė, kad ne. Eksponuosiu naujus darbus, sukurtus, aišku, tiek Vilniuje, tiek Paryžiuje. Kaip žinia, menininkam labai didelę įtaką daro ir asmeniniai sukrėtimai. Simas prieš kelis metus patyrė būtent tokią netektį ir iš tikrųjų jo tapyboje, po to aš pastebėjau, atsirado dar daugiau gelmės, tas pasąmonės srautas labai specialiai, specifiškai susimaterializavo. Tikrai pajutau tą tikrą išgyvenimą, kuris atsigulė ant Simo drobų. Atsirado ir ta gelmė, ir dar daugiau dvasingumo. Visiškai abstrakcijom negalėčiau šitų darbų pavadinti. Tikrai, matome, mes čia galime įsivaizduoti kaip kažkokius iliuzinius peizažus, tolį, gylį, galų gale tikrai visi čia gali pamatyti tą puolusią angelą. Jis kartu ir abstrakcionistas, bet kartais gal ir sentimentalus simbolistas. Taigi vėlgi, kiekvienas galim pamatyti savaip. Abstrakcija, tapyba yra tokios sritys, kurias pažinti reikia mokytis visą gyvenimą. Aš pati to mokausi nuo studijų laikų, nuo tada, kai rašiau diplominį darbą apie abstract painting, abstrakčią tapybą, bet ir dabar dar negaliu savo tvirtai pasakyti, kad aš ją visiškai pažinau. Taigi, ačiū Simai, kad pakvieti kartais pakomunikuoti, padiskutuoti apie kūrybą, pasidalinti įspūdžiais. Ir tikrai džiugu, kad šitokioj svarbioj Lietuvos vietoje Simas Gelminauskas atidaro savo parodą. Ačiū už dėmesį.